laidoje filmuosime Katalikų teologijos universitetą. Nepatvirtintais duomenimis gavome žinių, jog šio fakulteto studentai nežino, kas yra evoliucija ir kaip ji įvyko. Todėl mes keliaujame įsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Galime surasti studentus. Kaip matome, yra dekanatas, didžioji aula ir auditorijos, bet kur jos nepažymėta, todėl mes turime įsiaiškinti. Oi, tai yra vystymasis ilgas. Ir šiaip yra labai daug evoliucijos teorijų. Oi. Pirmiausia, jeigu žmogus išsivystė iš beždžionės, tai visos beždžionės būtų žmonės. Oi, geri manęs neklausk. Tęsime klausimų lietų apie evoliuciją. Blondinių noras tapti labai žinomomis ir intelektualiomis. Žemės kaupėlio pradėjo augti kažkoks neaiškus dalykas. Ir po to paaiškėjo, kad tai buvo žmogus. Kas yra evoliucionavimas? Nu tai vienu žodžiu, nu tai ten kaip iš tikrųjų, žinai, karštėjo žemė, tai taip ir... Šis nekontemplentatingas šio klausimu. Nu, evoliucija ten, kur būna evoliucija, nu, žinot. Pradėjau vaikystėje lankyti mokyklą, pradėjau toliau mažą, toliau į 5. klasę, dar mažą, ir toliau 7 ir 8 valė dar mažą. Reiškia, būtinai reikalingas vidurinis išsilavinimas. Po to yra prigimtis, kam žmogus yra tinkamas. Evoliucija tai kažkas naujo, gal ir naudingo, arba ne. Aš nesakau. Čia, manau, daugiau genai. Mano amžiuje jau sunku atsakyti. Tai gražiai atrodo prieš kamerą. Gal galėtume išreikšti savo nuomonę, kaip atsirado evoliucija? Gerai. Sakyk, kas yra evoliucija klausia. Iš kur žmogus klausia? Kadangi, kaip suprantame, studentai nesupranta tikros evoliucijos žodžio reikšmės, bandysime klausti kitaip. Iš kur atsirado žmogus? Ir to klausime pas pačius dekanato atstovus. O kas yra žmogus ir kaip jis atsirado? Nežinau, pats ten yra paklausinėti. Prašom. Mano spėjimus tiesa slypi kažkur anapus. Valgyti ir dar kartą valgyti. Betarpiškas turi būti bendravimas su maistu ir... Iš tėvų meilės. Savo fakulteto merginos. Šadomo Riekis,